Labą dieną. Mes vis dar abu Europos parlamento nariai, bet atrodo, kad jau paskutinę savaitę, ko gero, kai Andrius Kubilius dar oficialiai yra parlamento narys, nes mes šiandien kalbame su tavim ketvirtadienį, o išvakarėse, trečiadienį, vėlai vakare, baigėsi pagaliau labai karštos dienos čia Europos parlamente ir politinės grupės pagaliau sutarė dėl balsavimo už visą komisijos sąrašą. Nei vienas komisaras pasiūlytas nėra atmestas, nors buvo labai pakibę Ispanijos atstovės reikalai, bet praėjusią kartą mes apie tai papasakojom, kaip čia potviniai iš Valencijos atsivijo komisijos formavimą ir įtampos kilo ir dėl Italijos pasiūlyto kandidato, socialistam nebuvo priimtina, kad jis yra iš dešinės labiau ir taip toliau. Tai dabar jau susitarimas įvyko ir akivaizdu, kad nebeliko jokių kliūčių. Kitą savaitę Strasbūre balsuoti, kaip sakiau, visų sąrašų. Ir Andrius iš vis nebuvo niekaip užkliuvęs, jau minėjau, anąkart pasirodė labai gerai. Tai dabar tik tai klausimas, o kas toliau, Andriau? Kitą savaitę patvirtins, trečiadienį turbūt bus balsavimas ir kas toliau? Na, tai toliau gruodžio 1 atrodo, kad teks eiti kitą darbą. Jau nuo pat gruodžio 1. Jo, nuo pat gruodžio 1. Tai aišku, kad tai yra nauji iššūkiai, taip sakant, reikės suprasti, kaip čia ta komisija dirba, koks čia darbotvarkė, kaip ten sprendimai visi svarstomi, priimami ir taip toliau. Na, atsiprašau, čia truputį staptelsiu, jau kiek žinau, dabar jau tavo tokiai laisviai kalbėti ir daryti, ką nori, jau šiek tiek apynastris buvo uždėtas. Ne, tai, be abejo, kad tvarka pačioj komisijoje, gal ir taip kaip ir kitose jau sukurto, taip sakant, valstybėse, kuriuose demokratijos tradicijos yra labai senos, tai iš tikrųjų mes Lietuvoje dar taip čia visą laiką gyvenam tokioj jaunos demokratijos sąlygom. Aš prisimenu, kai tu buvai premjeras, manęs visiškai nekontroliavai. Ką ten veikiu ministerijoje, aš pati labiau norėdavau ateiti ir pasitarti. Aš sakau, jeigu skaitai knygas tenai Čerčilio laikai ar ten Amerikos prezidentų laikai ir taip toliau, tai tu matai, kaip, ar ministras, ar sekretorius derina savo pasisakymų, esminės, taip sakant, jeigu kažką naujo nori pasakyti, tai turi be abejo, kad derinasi kolektyviai. Tai tu sąjūdžio žmogus. Jo, tai čia yra tas iššūkis, ne tai, kad neraminantis, bet kaip čia pasakyti, taip sakant, reikės čia susivokti gerai. Ja. Bet antras dalykas, tai visiškai natūralu, kad žiūrint tokia iš politinės pusės, ir čia ką aš girdžiu ir iš parlamente, ir mūsų partijos vadovų, kad kaip tik, taip, aš vis pas savęs klausiu, liaudiškai tariant, o kodėl dabar taip jau susiklostė, kad ir aš, ir Kaja Kallas, 2 iš Baltijos valstybių, tampam atsakingi, iš esmės už saugumą, gynybą, užsienio politiką. Taip, visiškai. Tai, aš tą traktuoju kaip tam tikrą ženklą, kad ir pačioje Europoje, pačios Europos lyderiai, nori, kad, taip, kaip čia pasakyti, tas yra lietuviškai vartojam tą žodį komforto zona, kad mes truputį papurtytumėm seną Europą ir savo idėjom, ir savo matymu, ir šiek tiek, taip sakant, iš to tokio, sąstingio išvestumėm. Žiūrėk, čia vėlgi staptelkim, aš tik noriu priminti, kad Ursula von der Leyen viename savo metinių pranešimų jau prasidėjus šitam plataus masto karui yra labai aiškiai pasakius, netgi cituoju, kad mes klydom, neklausydami Baltikų, Baltijos valstybių ir Lenkų. Tai va čia iš to išeina aišku dalykai, o kitas dalykas turbūt ir dėl to, kad nors ir garsiai nekalbama, taip labai į krūtinę nesimušama, bet akivaizdu, kad šita politika Rusijos ypatingai atžvilgių, kurią vykdė į Vokietiją ir kitos šalis, ta angažavimo, Putino įtraukimo į normalių valstybių politikų tarpą žlugo. Ir dabar mes buvom teisūs, tai visi, šitas regionas, tai dėl to jums užkrovė tokią didžiulę atsakomybę. Tai taip, tai tas jau čia sakiau. Antras dalykas, iš tikrųjų, ką mes galim matyti ir kur pirmas darbas bus, tu klausai, kas čia toliau laukia.
Tai pirmas darbas iš tikrųjų laukia parengti per pirmą 100 dienų, vėlgi kartu su Kaja Kallas. Čia gal mano daugiau tenai darbų, taip sakant, tame bus, bet parengti tai vadinamą baltąją knygą apie Europos gynybą, kuri pagal šią standartą tokia europietiška, tai turi būti naujų idėjų, tam tikras, taip sakant, konsoliduotas variantas, konsoliduotas politinė programa, kurią turim pradėti rengti. Ir jau dabar man tenka daug kur dalyvauti. 100 dienų, tai čia maždaug 3 mėnesiai. Vasario pabaiga, kovo pradžia tada. Tenka daug kur dalyvauti, kviečiasi ir sostinės, ir konferencijos, ir vadinamieji smegenų centrai, think-tankai, diskutuoti apie tai. Aš visur sakau, žiūrėkit, ateina Kalėdų atostogos, neturėsit ką veikti tarp taip sakant, gražių švenčių. Išnaudokite tą laiką, brūkšteldami. Tau gerai, kai visas vakarienės Rasa paruošė. Brūkšteldami, taip sakant, ir mums pasiūlymų tai baltai knygai, iš tikrųjų didelis susidomėjimas. Ir jau dabar pradedam gauti, iš tikrųjų labai rimtų, pavyzdžiui, visa Europos asociacija gynybos pramonės ir kosmoso pramonės jau pateikė savo pasiūlymus, labai, labai vertingi. Na ir šitoj vietoje iš tikrųjų pradeda dėliotis matymas, kur yra esminiai dalykai, ką mes turėsim daryti. Ne tik tai pačiam tam, jau ne tik toj baltojo knygoje sudėliojame, bet ir tai, ką mes turim pasiekti per artimiausius 5 metus. Tai va čia yra, jau tą gal ir čia esam kalbėję, bet viskas turi prasidėti nuo labai aiškaus grėsmių suvokimo. Tik tada mes galime išjudinti, kad ir Europa išeitų iš tos komforto zonos, kad čia gyvenam ramiai, čia mūsų tai neliečia, čia niekas nevyksta, jeigu ten vyksta, tai kažkur čia pakrašty. Bendro grėsmių supratimo. Jo, bendro grėsmių supratimo. Kad tai, ką mes jaučiam, pavyzdžiui, gyvendami Baltijos valstybėse, ar tenai šalia mūsų esanti Suomija, ar Švedija, ar Norvegija, kad tai yra grėsmės ne tik mum. Taip. Tai žiūrėk, dabar per tą 100 dienų bus... lauksim to popieriaus, jisai dokumento šito baltosios knygos, jisai bus kur patvirtinamas paskui, tik tai komisijoje ir atnešit ir į parlamentą, jį pristatysit? Jis yra tam tikra, be abejo, tai bus komisijos tam tikras dokumentas, bet jisai, jį traktuosim kaip tam tikrą instrumentą pradėti plačias diskusijas ir pradėti, taip sakant, pagal tai priiminėti sprendimus. Tai vėlgi, čia struktūra man pradeda maždaug aiškėti, ką mes turėtumėm aptarti. Kaip jau sakiau, prasideda nuo grėsmių analizės ir čia aš ir vėl turiu pabrėžti, ką aš savo nuostabai radau tame misijos laiške, kurį man įteikė pirmą dieną po... Apie tai norėjau klausti. Jo. Iš esmės, Ursula von der Leyen parašė tau tame laiške, kad tu turi kartu su kitais, aišku, bet tu pagrindinis pradėti ruošti ES galimam karui, kad mes sugebėtumėm atremti tas ypatingas karinės grėsmės. Tai čia aš žinau, kad mes to laiko nelabai daug turim, o labai svarbus dalykai aptariami. Tai man rūpėtų, kad tu pradėtum nuo Ukrainos. Nes ne visi tą supranta, bet ir ES būsima strategija, gynybinė strategija labai priklauso, saugumo strategija priklauso nuo to, kokiagi bus baigtis tų dalykų baisių, kurie vyksta Ukrainoje. Tai pirmas dalykas. Antras turbūt pačios Europos pajėgumai irgi nuo to priklausys, bet ir ką tu radai, tu jau turbūt per tuos porą mėnesių supratai, nenoriu apibendrinti, pasakysi, kad nelabai gera situacija dėl pajėgumų pačių. Ir trečias dalykas dėl finansavimo. Kaip tu galvoji? Tai pradėkim nuo Ukrainos tada. Tai čia vėlgi, prieš perinant prie Ukrainos reikalų, reikia, kad mes labai gerai suprastumėm, ką jau ir įvardina Europos komisijos vadovybė, kur prašo, kad toj baltojo knygoje mes išdėliotumėm ir tai, ką reikia daryti, kad būtumėm pasirengę tokiai kariniai agresijai, kaip prašoma tam misijos laiške, Most Extreme Military Contingencies. Ir akivaizdu, kad šitoj vietoje mes visų pirma turime vertinti
kokia reali ta grėsmė yra. Tai yra, kur šiandien yra Rusija. Kur yra Putino Rusija, kur yra perėjusi visą ekonomiką, yra pastačiusi ant vadinamos karo ekonomikos bėgių. Taip sakant, gaminama produkcija tiek frontui dabartiniam, tiek kaupiant atsargas ir tolimesniem planam. Plus dar išnaudoja savo proksius, savo sąjungininkus. Sąjungininkai, Iranas, Šiaurės Koreja ir taip toliau. Ir Kinija beje. Ir Kinija. Tai šitoj vietoj, aš jau čia vėlgi turbūt kartuojamės, man toksai konkretus, taip sakant, pavyzdys yra tai, ką padarė, kokį tyrimą atliko vienas iš Vokietijos institutų, Kylio institutas, kuris parodė, kad šiandien Rusija per 6 mėnesius gali pasigaminti tiek ginklų, kiek visa Vokietijos kariuomenė turi savo atsargose. Plus kitais metais, jeigu matuoti Rusijos išlaidas gynybai pagal vadinamą perkamosios galios paritetą, tai yra kiek už savo išleidžiamus pinigus jie gali pasigaminti tankų, kurių gamyba Rusijoje yra pigesnė negu Europoje, tai tada gaunam tokį rezultatą, kad Rusija kitais metais karui gali išleisti daugiau negu visa ES kartu sudėjus gynybai. Bet aš bijau, kad tu nugazdinsi žmonės ir vėl pakils tie, kurie sakys, pasiduokim, gal mes vis tiek čia nieko negalim. Tai jeigu norim pasiduoti, tai čia nėra ko daug svarstyti. Klausimas yra kitas, kaip mum atremti, kaip pasiruošti gynybą ir kartu, įrodyti tam pačiam Putinui, kad bet kokie tolesni jo planai agresijos, tokių karinių nuotykių testuoti ES ar NATO yra visiškai beviltiški. Tam, kad tai parodytumėm, turim parodyti, kad mes nesam silpni, tame tarpe remdami Ukrainą. Nes šiandien situacija Ukrainos fronte leidžia Putinui galvoti, kad vakarai yra gana silpni. Jeigu ekonomiškai mes ir esam tenai ES vien paėmus, esam 10 kartų stipresni ekonomiškai negu Rusija, su Jungtinėm Amerikos valstijom kartu sudėjo 25 kartų stipriau, tai fronte to nesimato. Ir jeigu Putinui pavyktų, aš netikiu tuo, bet jeigu jam pavyktų ten ar nauja Jungtinių Amerikos valstijų administracija kažkaip nelabai išmintingai elgtųsi, ir jeigu jam pavyktų pasiekti, kad realiai mūsų parama būtų tiek sumažėjusi, kad Rusija tikrai galėtų, taip sakant, ženkliai pasistumėti visuose karo frontuose, tai tada be abejo, kad mums grėsmės, tai ką mes skaičiuojam, kad sekantis, taip sakant, Rusijos agresijos taikinys gali būti kažkas iš ES ar NATO valstybių ir kad tos grėsmės pagal dabartinius Vokietijos, pavyzdžiui, žvalgybos vertinimus gali būti realizuotos iki 300 metų, tai be abejo, kad tokiu atveju tų grėsmių ir dydis, ir mastas, ir kalendorius gali būti dar pavojingesni. Tai čia ir tada klausimas vėlgi yra, ką mes turim padaryti, kad neleistumėm Putinui laimėti ir tame, ką aš vadinu, naratyvų kare. Kur dabar susidaro vaizdas, kad štai Rusija tokia yra galinga, kad Ukraina niekada šiandien nepasieks jokių pergalių. Čia labai skamba šitas ir šituose koridoriuose. Jo, kad čia, ką padarysi, bet reikia susitaikyti. Branduolinė valstybė. Rusijos neįveiksim. Naujas šantažo. Branduolinė valstybė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad tokie argumentai yra visiškai nelogiški, nes tokiu atveju turėtų pasiduoti ir Pietų Koreja, nes Šiaurės Koreja yra branduolinė. Aš jau nekalbu tenai apie šalia Kinijos esančius kitas valstybės. Tai su tokia logika niekur toli čia nenueis. Tai priešingai mes turim parodyti ir kalbant apie Ukrainą, kad mes turim aiškų planą su labai aiškiais skaičiais, su labai aiškiais įsipareigojimais, kokia ginkluotė arba bus pagaminta Ukrainoje už mūsų pinigus, arba mes ją pagaminsim ir pateiksim Ukrainai, ne tik tai tam, kad praktiniam lygmenį Ukraina sustiprėtų, bet ir tam, kad galėtumėm labai stipriai nusiųsti signalą tam pačiam Putinui, nieko tu nepasieksi. Kaip tau pavyks ar nepavyks įrodyti visam koledžui, o koledžu vadinama visa komisijos sudėtis, visi komisarai, kurie vis tiek svarstysit ir bendrus reikalus, ne tik tai savo ten sričių reikalus. Va šitą, ką tu dabar pasakėjai, kad įrodyti, kad mes galim. Tai aš manau... Ir kad Ukrainos likimas yra ir mūsų ateities strateginė dvi kryptis strateginės, kaip mums patiems gintis. Vienas, kaip Ukraina paimama Rusijos, o kitas variantas, kai Ukraina atsilaiko.
Na, tai kaip aš sakau, visi mes turbūt norim, kad karas užsibaigtų. Ir taikos visi norim. Klausimas yra, kokios taikos ir kaip į tą taiką yra ateinama. Tai gali labai paprastai išdėstyti du variantus. Vienas karo pabaigos scenarius yra toks, kad tiesiog Ukraina nebegauna vakarų paramos, Jungtinių valstijų, tada ir Europa sako, ir jos nebėra. Ja, mes be Amerikos čia nieko nepadarysim, geriau jau tada visi sustabdom savo paramą, ir Ukraina priverčiama, liaudiškai tariant, pasiduoti. Ir Rusija stovi dar arčiau prie Europos sienų. Dar arčiau stovi ir ne tik tai čia jau, taip sakant, fizinė, kad čia priartėja, bet kartu labai aiškus signalas, vakarai yra silpni. Tai Rusija daro išvadą, kad mes, taip sakant, esam tikrai silpni ir galima toliau mus testuoti. Kinija daro išvadą, kad, žinai, vakarai silpni, tai galim testuoti Taivaną. Šiaurės Koreja pasimoko, reiškia, čia kaip kariauti ir eina į Pietų Koreją. Nu, mes turim, taip sakant. Iranas? Jo, Iranas dar. Tai turim pilną, taip sakant, toliau juodą scenarijų. Kitas variantas siekti karo pabaigos, stiprinant savo karinę paramą Ukrainai, stiprinant savo karinius pajėgumus Europoje ir parodant Putinui, kad tu nieko nepasieksi. Tai štai čia yra tas kelias, į kurį mes turime orientuotis. Dabar kaip įtikinti koledžą? Pamatysim, ta baltoji knyga yra tam tikras instrumentas realiai, reiškia, tartis ir koledžą, bet kartu, ką aš bandau padaryti, kad tai neliktų kažkokio siauro ratelio, ten koledžą susirenkam. Taip. Ir čia aš sakau, žinot, reikia ruoštis, kažkas sako, bet gal nereikia ruoštis. Gal geriau žalią kursą didinti, gal kažką tai kitą darykim. Nes visi norės į savo sritis. Mano matymas toks, kad mums reikia eiti su plačiom, išsamiom diskusijom. Įtraukiant ir šalis narės, aš visur prašau, rašykit savo variantus, industrijos prašyti, su NATO daug dirbam, taip sakant, kad matytumėm bendrą vaizdą. Kad nebūtų tai kažkur tylių kabinetų čia apsisprendimo vien tik tai reikalas. Dabar žiūrėk, vienas iš dalykų, kuris, taip garsiai gal ir nekalbama, bet visi jaučiam, suprantam, pats jau dabar įsigilinai, susitikai su žmonėm, pačiupinėjai tuos resursus, ne tik finansinius, apie finansus irgi norėsiu, kad keletą sakinių pasakytum, nes dažnai žmonės klausia, iš kur pinigai, nes daugelis dar beje galvoja, kad čia tie fondai ES, kaip pas mus Lietuvoje vadina, čia yra tokie begaliniai, kad insemsi tuos pinigus ir visur tu galėsi jais užkamšyti visas skylės ir gynybą ir panašiai. Bet pirmiausia, apie situaciją. Kokioje situacijoje yra ES? Apskritai gynybinė prasme ir valstybės narės čia. ES tai neturi nei savo kariuomenės, nei savo pajėgumų. Kokie yra tie pajėgumai, net ir su NATO kartu įmant, nes nėra dviejų Lenkijų, dviejų Vokietijų ar dviejų Prancūzijų, viena NATO, kita ES. Pajėgumai yra tie patys. Tai čia iš tikrųjų tas antras klausimas, vienas prasideda nuo Ukrainos, nes, taip sakant, jeigu nepadedam Ukrainai, tai grėsmės mums tik tai auga. Visiškai. Ir tada klausimas, kiek mes patys pasiruošę. Taip. Tai čia... Jeigu šiandien, pavyzdžiui, prasidėtų. Tai čia yra klausimai, kuriuos mes ir tarėmės su NATO, nes NATO turi. NATO rengia ir gynybos planus, NATO rengia vadinamus gebėjimų tikslus. Arba kitaip sakant, ko reikia, kad NATO šalis būtų pasirengę, grinai materialiai jau, ne tik tai pareiškimais, ne tik tai, taip sakant. Jo, nes jie eina taip tą visą grandinę grėsmės, tada planas gynybos ir taip toliau, ir kokių pajėgumų tam reikia. Baigėsi finansais irgi. Taip. Tai aš tik tai čia galėčiau keletą dalykų vėlgi pastebėti, tai kur esam, parodė labai gerai, ir aš tą visur ir cituoju Lietuvos patirtis, kur buvo padaryti tie vadinami karinių žaidimų, vadinasi angliškai war games, lietuviškai karinių simulacijų. Karinių simulacijų, reiškia, pratimas kartu su amerikiečiais, su žinomais gerai generolais Hodgesu ir Bridlau, ir kurie parodė, kad jeigu taip jau atsitiktų, kad Rusija bandytų mus savo karinę agresiją, konkrečiai Lietuvą, apie 28 metus, tai tam, kad mes pajėgtumėm apsiginti bent 10 dienų ir neleisti rusam okupuoti mūsų, mums reikia papildomai investuoti 10 milijardų eurų. Vieniem, jeigu mes liekam vieni. Tam, kad, taip sakant, jeigu liekam vieni šitam pasirinkimo periode, jeigu mums, niekas nesuteikia iš anksto paramos, kokių nors naujų instrumentų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tas 10 milijardų reiškia, kad mes turėtumėm didinti savo gynybos išlaidas nuo 3% maždaug iki 6%.
tą jau kalba ir prezidentas kalba, ir čia verslas mūsų daug prisideda prie to, kad apie tai kalbėtume, bet tai kartu yra signalas ir ES šalim. Jeigu mes pasitikrinom ir matom tokį rezultatą, tai kitos šalis, kurios galbūt nėra pasitikrinę, na, vis tik tai jos tikrai nėra geresniai būsime negu mes. Tada yra NATO, kuris, kaip sakau, daro gynybos planus ir daro labai aiškius planus, ką turi šalis narės įsipareigoti gynybos pajėgumo atžvilgių. Ir visiškai nesenai, vėlgi, tarptautinėje žiniasklaidoje, Vokietijos žiniasklaidoje buvo skelbiama informacija, dėl čia NATO pats savaime norėjo, taip sakant, sąmoningai, kad šiek tiek ta informacija būtų paskelbta, kad ir neoficialiai, kad NATO peržvelgia dabar visus gynybos planus, atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ir NATO formuluoja naujose planuose, kurie turbūt bus tvirtinami kitais metais, labai aiškės užduotis, kad reikia papildomų 49 brigadų, tai reiškia, kurios būtų NATO jau tame pajėgumo pakete. Tai reiškia bendras brigadų skaičius, kurį NATO turi turėti, yra 130. Viena brigada yra maždaug 5000 karių. Ir tada vėlgi yra skelbiama, ko papildomai, kokios technikos reikėtų. Tai, sakykime, yra įvardima, jog reikėtų apie 1500 tankų, ten kelių tūkstančių šarvuočių. Tankas per kiek laiko pagaminamas? Tai va, čia klausimas. Dabar tai 1500. Tai aš kiek pasižiūrėjau čia viešą informaciją, tai iš tikrųjų tie patys Leopard tankų ten gaminama maksimum 100 per metus. Tai dabartiniam sąlygom. Tai va, kai mes turėtumėm tokius skaičius, labai aiškius, ko reikia ir kur mes dabar esam su tokiais pajėgumais ir suprastumėm, ką reikia pagaminti, tai tada yra galima eiti ir vienoj pusėje eiti į pramonę, į industriją ir klausti, ar jūs pajėgus pagaminti. Jeigu šiuo momentu nesat pajėgus, to ko reikia, kad jūs pajėgtumėte? Nu, jie turi turėti ilgalaikį perspektyvą. Ilgalaikį perspektyvą ir kaip tik mes jam atnešam tą perspektyvą. Tai va būtent, čia ir norėjau paklausti, nes čia labai dažnas klausimas irgi. Putinas ką? Pasakė ir perėjo į karinius bėgius. Demokratijose taip nevyksta. Čia yra privatus verslas, kaip sakyti, tai nėra valstybių valdomos gamyklos. Tai tiem žmonėm tu negali pasakyti, kad jūs gaminkite, taip kaip Putinas pasakė. Tu negali pasakyti, bet jie be abejo, jie tikrai, jau tu bendrauji su jais. Aš su jais bendraujam ir, kaip sakau, jie jau ir rašo savo siūlymus tai baltai knygai. Ir kaip tik jie tą mato irgi kaip perspektyvą, kad Europos Sąjunga, kuri šitoje vietoje gali prisidėti prie to, ką NATO sako, nes mes galim sukelti ir pinigus, mes galim ten priimti kažkokius tai naujus teisinius reguliavimus, padėti ir industrijai, ir šalim narėm. Jie sako, mums labai reikia plano, bendro plano. Jie tą vadina Industry Output Plan, industrijos gamybos planas. Taip. Kad jiem būtų pasakyta, reikia 1500 tankų ten iki 2030 metų. Ar tu galėsi vienas tą pasakyti? Tai, žiūrėkit, tai čia su industrija, kaip aš matau, natūralu. Jie nori turėti planą, jie pasiruošia gaminti, jie iš to ir užsidirb šiek tiek. Tai čia nėra, aš nematau problemų. Ten klausimas, kiek jam reikia laiko, kad ten išplėtot gamybą, susikonsoliduot, kad gaminti ten. Tai būtent laikas ir pinigai. Bet aš kaip suprantu, NATO planai, ko mes norim. NATO šiandien savo planavimo, taip sakant, visoje struktūroje, jie planuoja tik tai, reiškia, vos ne 20 metų laikotarpį. Kad tai, kai mes sakom, kad reikia ten papildomai 1500 tankų, tai jie sako, kad pagal jų planavimo visą strategiją tai yra 2040 metų reikalavimas. Mes negalim tiek laukti. Kodėl NATO gali planuoti tik tai iki 40 metų? Todėl, kad jeigu šiandien šalis narės leidžia gynybai tik po 2%. Tai kad ir tiek neleidžia. Tai net tiek neleidžia, tai reiškia nėra pinigų. Tai mes turim ateiti su labai aiškia nuostata, kad tuos NATO planus reikia gyvendinti ne iki 40 metų, tuos skaičius, o reikia gyvendinti iki 30. Tai gerai, tai dabar pasakyk, man irgi trumpai atsakyk, nes manęs dažnai klausia irgi, ir žmonės, ir ekspertai, tai iš kur tie ES pinigai bus? Tie, kurie, aš suprantu, kad įmonės ten parduos, uždirbs ir taip toliau, jeigu jos gamins, bet vis tiek tam stimuliavimui ir visiems kitiem dalykam pinigų reiks. Žiūrėkit, tai čia vėl yra, aš vis atsakau, piniguose nėra stebuklų.
taip sakant, negali planuoti, kad tu prispausinsi pinigų ir... Per pandemiją kažkiek buvo to. Ne, tai, žiūrėkit, tai per pandemiją buvo einama ir skolinamas. Taip. Kitaip sakant, tu sprendi šitą problemą, kokia dabar, pandemija buvo, karšta problema, skolindamas jis reiškia, tu tuos pinigus grąžinsi ateityje. Taip. Nes dabar tau yra problema, tu negali... Bet dabar atėjo kita problema. Tai dabar atėjo kita problema, tai tas pats. Tu niekur iš kitur nesiras tie pinigai, atsiras tik tai iš mokesčių mokėtojų, bet yra reikalas tas, kad mums dabar reikia per 5 metus didelių pinigų, mes galim labai tiksliai suskaičiuoti, kiek kainuos pagrindiniai. O kiek apytiksliai maždaug? Manęs vakar klausė vieni žurnalistai. Tai bent 5 metam. Planas, kurį dabar svarsto. Ir kas buvo įrašyta ir Draghi raporte, ir žinom, kad čia komisija jau buvo ir su taryba svarstė, kad nelaukiant sekančio biudžeto, tai yra sekantis daugiametis biudžetas pasirodys tik 28 metais, ten mes manom, kad bus šiek tiek daugiau gynybai. O dabar reikia spręsti su šituo biudžetu? Šitom biudžete pinigų gynybai yra beveik nėra, reikia rasti papildomų pinigų, kaip ir pandemija irgi. Nebuvo tų vos ne trilijono eurų, nebuvo biudžete. Bet buvo einamas, skolinamas ir gimė tas naujas fondas, atsigavimo fondas ir dar tos pinigus ir dabar leidžiu. Tai panašiai turėsim ir čia elgtis. Tik tai tiek, kad, yra visokių čia baimių, kaip bus grąžinama ir taip toliau. Nes šitos reikia grąžinti pandemijos ir šitos pandemijos, tada nebuvo aišku, kaip grąžinsim, dabar reikės grąžinti iš ES biudžeto. Tai aš matau vieną kelią, kad mes turim labai aiškiai tartis, visos šalis, kad bus grąžinama iš nacionalinių gynybai skiriamų išlaidų, kurias dabar turim, 2 procentai jau atrodo, kad NATO irgi pradeda suprasti, kad to neužtenka, gali reikalavimai kilti visom šalim, bet tą grąžimą mes išdėliojam per 14 metų. O sutars šalis? Tai arba sutarėm, tai šia klausimas paprastas, tai arba mes ginamės, arba nesiginam. Čia yra taip, ne tai, kad ar sutarsim, ar nesutarsim. Ja. Stebuklo nėra, pinigų iš oro nenupaišysi. Tai gali skolintis, gali raginti bankus. Pavyzdžiui, Europos investicijų bankas visiškai neinvestuoja į gynybą. Bet jiem ir anksčiau ir nebuvo leista, kaip čia pasakyti, jie nebuvo įsirašę. Tai turim tą įrodyti, turi jie tą keisti, jie ten turi savo visokių nuogastavimų ir taip toliau. Tai daug dalykų, ką vienu metu turime daryti, bet aš vėl ir vėl tik tai galiu pabaigai pakartoti, arba ruošiamės gintis ir įtikinam Putiną, kad jis net nedrįstų pagalvoti, arba paliekam, tai, ką aš pavadinsiu, pagunda Putinui. Liekam tokioj būsnai, kokia esam dabar, o tokia būsna, kokią turim dabar, yra pagunda Putinui. Nežinau, kaip mūsų klausiusiems žmonėm, bet man kažkaip ramiau, kai Andriaus klausausi, nors ir suprantu problemų mastą, suprantu, kad turbūt New York Times buvo teisūs, sakydami, kad turėsim karalių be karalystės kol kas, bet aš matau, kad tu jau tą karalystę įsivaizduoji, ribas jos įsivaizduoji ir New York Times išverčiau labai paprastai. Yra karalius, jie pavadino mane karalium be karalystės, aš išverčiau karalius be kariuomenės, liaudiškai. Kiti gynybos ministrai turi kariuomenės. Aš sakau, žiūrėkit, aš būsiu karalium be kariuomenės, bet aš galiu būti karalium su ginklais. Kiti turi kariuomenės, bet ginklų neturi. Tai ką, mes per vieną laidą, aišku, visų dalykų neišstudijuosim, bet aš tikiuosi, kad per šitą kadenciją ir mes turėsim galimybių tave girdėti ir kituose, aišku, formatuose, ne tik tai čia mūsų studijai. Bet tikrai labai nuoširdžiai linkiu sėkmės, džiaugiuosi dar kartą tą pradžią, ne tik tai tuo, kad taip galime sakyti, geriausiai iš visų praėjai tuos klausimus čia Europos parlamente, bet ir tuo, kokį turinį pats jau turi sukaupęs savo rankose, galvoje ir visur kitur. Sekit Andriaus Facebooką, jis ten labai ilgus tekstus rašo, bet reikia perskaityti, reikia visiems perskaityti juos, jeigu norim iš tikrųjų žinoti ir neplaukėti. Ir Lietuvos politikam, ypač tiem naujiesiam, kurie dabar yra išrinkti, tai linkiu rimtai žiūrėti į gyvenimą ir baigti tuos žaidimus, kuriuose esam užsižaidę, nes situacija per daug sudėtinga. Andriu, ačiū tau labai. Ačiū labai. Sėkmės ir iki kitų susitikimų.